Nu ką, sveiki atvykę į naują video. Pažiūrėkit, kur mes esam. Bum, tokiam rezorte patys vieni, nėra žmonių. Vanduo nusileidęs jūrai, tai laivai ant paplūdimio. Mes einam rytiniui išsimaudymui. Ką tik atsikėlėm ir nusprendėm vakar naktį, kad pasiliksim šitam rezorto miestą kažkokiam dar vieną naktį, nes tiesiog norim vieną dieną pailsėti, pagulėti ant paplūdimio ir niekur neskubėti, niekur nevažiuoti toli. Neįsivaizduoju, ką mes šiandien veiksim. Bus tikriausiai trumpas video iš pirmos dienos, bet gal antrą dieną bus ilgesnis video. Žiauriai šiltas vandenukas jūra. What's up, y'all? Out here today. Just woke up. Little morning session swim. Battery and Babang has almost no citizens living, but out here chilling. And, gonna have a relaxed day today. Hell yeah. Šiandienos mūsų poilsio diena prasideda su važiavimu iki 7-Eleven pasiimti kažką pavalgyti. Tai va, jaučiu laisvę, varau be batų, be nieko. Gražus gyvenimas šiandien, niekur nereiks skubėti, viskas tiesiog atostogos, tikros atostogos šiandien. Mūsų atostogos atrodo taip. Turėjom važiuoti namo ir kol važiavom, pradėjo belė kaip lyt, kaip iš kibiro. Viskas šlapas, bet tai nestabdo mūsų atostogų, mes varom į baseiną išsimaudyti. I'ma catch him! I think this whole bay is full of fish and shrimp and shit. Got a little shrimp. Gonna have dinner. Gonna have dinner. Hell yeah. 3 shrimps. Robas krabą žvejoja. Aš kokį pasiėmiau. No, it buried itself. Dead. Oh. R.I.P. Yeah. Viso gero hotelį ir labas diena antrai dienai. Mes jau varom į kitą miestą Hua Hin pavadinimu. Tai nusimato šiandien labai daug važiavimo, 3,5 valandas. Vakar daug nieko neprifilmavau, nes mes nelabai ką čia nuveikėm. Tiesiog atostogavom, gulėjom prie paplūdimio, valgėm restoranuose ir ilsėjomės. Pažiūrėkit, kokie vaisiai įdomus krenta iš medžio. Kas čia žino, kas čia yra toks šito medžio. Aš tokių nematęs niekad. Kaip paaugliai kažkokie atrodo. Šlykštukas. Ir tada pažiūrėkit, va čia koks dar yra. O. Kažkokie melionai įdomus irgi, nežinau kaip vadinas. O čia mūsų motociklai. Metas sėst ant motociklų ir važiuot šiandien. Bye.
vietoje, būk tu Suzana mano širdyje. Miškas greitis, kalniškas greitis, važiuoju pas tave. Nėra kur dėtis, aš išprotėjus, važiuoju pas tave. Nu, va čia tai nesąmonė. Tokia gera nuotaika šiandien buvo. Važiavom greitkeliu. Net greitkeliu, tokį nuobodžių greitkeliu, man vis tiek tokia gera nuotaika buvo. Bet Robą ištiko vėl nesėkmė. Jiem galinę padangą pradėjo leisti. Nesprantu, kaip čia taip vakar ar užvakar čia susitvarkė. Užvakar sutvarkė. Dabar vėl tas pats. Tragedija, tragedija. Kažką lievai sutvarkė praeitą kartą matyti. Švieski mane. Nu, atvažiavome iki hotelio. Oba. Mes čia šitam hotelį jau šiaip buvom praeitą kartą. Dabar lygiai tas pats hotelis, tai kitas kambarys. Iš čia buvom prieš gal 4-5 dienas. Mums patiko ir papigiai čia. Kiek čia žmogui 5 eurai kažkur. Su balkonu viską. Super. Tai trumpas paaiškinimas, kas buvo su to mocu. Tai pasirodo, jam Robui tiesiog nuleidinėjo padangą, bet padanga nebuvo sprogus. Tai pripūtė padangą ir viskas normaliai buvo, vėl galėjom toliau važiuoti, lyg nieko nebuvo. Tokia vieta esam dabar. Tai kaip ir viskas tvarkoj, nežinau. O šiandien mes šiaip nuvarėm žiauriai daug kilometrų, dabar tik 2 dienos, mes pradėjom 10, 4 valandas praktiškai non-stop važiavom, bet viskas, nuvažiavom visus kilometrus šiandien, ilsimės, varysim iki paplūdimio, varysim į salę biškį pasportuoti, varysim svarbiausia pavalgyti ir tą vakarę varysim į miestą. Šiandien vyrai varo out. Žiūrėkit, kokie baisus debesis pareina. Mes čia einam valgyti į pas Mantaną kafe, bet jo pareina baisus debesis. Mūsų sėkmės su šitais debesim tai tragiškai yra. Visą laiką lygia, kur mes atvarom. Mes planavom varyti prie jūros pasideginti, visą kelionę dar neturėjom šansų pasideginti. Nu bet gal neateis, gal praeis kažkaip šoną. Bum, pietus paruošti. Kažkas susirbė mūsų lėkštės. What do you rate it? 1 to 10, the pad thai and the Thai tea? 8, solid 8. Both of them? In total. Aš duodu pad thai 8,3, žiauriai skaniai buvo. Aš tai arbatai duodu 7 tiktais. Jei ką, sumokėjom apie 2,5 eurų už patiekalą ir gėrimą per žmogų. Tai bendrai apie 5 eurus. Vyrai varo į paplūdimį. Valio! Nors ir ateina baisus debesiukai, mes tiek varom prie jūros. Neturim ką prarasti. Rob, where are we? Wahin, at the beach. Super good weather. The sun is shining bright. Yep. It will definitely not rain. So yeah, man, we're gonna have some tanning ongoing. Maybe a little swimming. That's the plan. Mes tikrai nejaučiam, kad jau lietus prasideda. Ne. Mes mėgaujamės oru. Va, taip atrodo, nes žiūrėkite ten viršų. Gerai, einam išsimaudyti. Antrą kartą šiandien jau maudos rytą, buvau irgi šokęs į jūrikę. O čia tai gyvenimėlis. Vanduo šiltas arbatėlė, gyvenimas pasakėlė. Džiaugiamės gyvenimu. Jeigu būtų normalus oras, tai iš vis būtų kosmosas, bet ir šiaip ar taip kosmosas nupurtė biškį. Atvarėm į kažkokį hotelį Hiltoną. Čia tiesiog pasidėjom daiktus, kad nesulytų. Ir einam toliau į jūrą, nes dabar jau lyja visur. Tai mūsų daiktai sušlapė. Tai reikėjo kažkur biškį pasislėpti. Gera vietikė. Nu, vyrai pasimaudė truputį. Lietus nustojo lyt, dangus giedrėja po truputį. Nu ten, va, kur jau nuėjo debesis. Tai mes varom dabar iki namų, varysim į sporto salę, nes jau biškį formą prarandu, stipriai jau prarandu formą, tai reikia biškį pasportuoti vieną dieną bent. Ir jo, sustingam sporto salėj. Savadika. Paulius? Yeah. Okay. Yeah. Kapun kap.
Nu, nenufilmavau viską, ką darėm, bet mes iš tikro buvom salėje. Prisiekiu buvom, tik pamiršau pasim kamerą į salę, tai nebekilau 5 aukštą vėl jas pasim. Dabar mes užsakėm maisto, nes mes tinginukai ir jau dabar vėl jau 10 valandų. Ir mes norim dabar ant staigaus pavalgyti, kol Robas šneka su mama ir tada varysimės į miestą. Varysim išgerti keletą alaus, pažiūrėti, kaip atrodo naktinis gyvenimas šito miesto. Praeitą kartą neištyrinėjom, šiandien ištyrinėsim. Užsisakiau už 50 centų 5 km, kad pavežtų iki jūros žmogelis, nes nusprendėm, kad valgysim savo maistelį, kuris 2 porcijas su pražymui namus kainuoja 3,50 €. Dar pažiūrėsim, ar geras maistas ar ne. Pažiūrėkit, kiek šunų čia. Tai jo, laukiu moco, varysim iki jūros, pavalgysim prie jūros ant molo gražiai, o mano vairuotojas. Skaitos atvarėm į savo molą, viskas uždaryta. Nu bet nieko, pavalgysim čia. Irgi vaizdas tiek normalus, labai gražus laiveliai, tik murzina, belia kiek šiukšlių ten, bet apart to viskas gerai. Pažiūrim, ką gavom, ane? We got some spring onions. That's our dinner, man. Burger! Tokius gavom maišuose. No! Gavom tik vieną bliūdą. Ir dar kitas dalykas, pažiūrėkit, kiek visokių skyšių pakelių mes turim. 4 tokius rudus ir 1 geltoną. Nesuprasi, kur čia koks maistas, ką čia valgyt, kaip valgyt, bet išsiaiškinsim. Pavalgėm savo burgeriukus, dabar laikas Soup. Crazy soup. Soup. Hell yeah. Buvo kažkoks maišas ribos, tai dabar paragausim, pažiūrėsim. It's pretty good. Hell yeah! Hell yeah. The little burger thing was also pretty good. Rice? The rice burger. Rice burger. Pretty rice. It was only €3.50 for 2 and this one soup. How would you rate the rice burger? I would rate it 8.5. With the sauce, Yeah, the sauce was busting. 8.7. I give same. 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 Time for the soup. Without a motor, how the fuck do you park a sailboat? Just have to play around. Boom! Einam pažiūrėti Hard Rock Cafe, ką turi mums pasiūlyti. Atėjom į pigesnių gėrimų gatvę, bet čia tuščia, visiškai turistų nėra, man net gėda kamerą iškelti. Nes čia vien darbuotojai praktiškai. Arba seni balti vyrai su jaunom tailandietėm. Nepasakyčiau, kad labai jauki gatvė. Nu, tai ką, pabuvom toj vaikščiojimo gatvėj, pasižiūrėjom, kaip atrodo miestelis ir atsisveikinam su 2 karvutėm. Bėgiuose kažkur. Taip, vakarą lengvai praleidom, bet kadangi šiandieną ir vakar dienos visai trumpos, nedaug filmavau, tai susimatom už kelių sekundžių rytoj. Net nežinau, ką darysim rytoj, dar nenusprendėm, nors jau 12. Tai susimatom už sekundės. Now it is. What's up, guys? Out here in Bangkok. Yo. We're gonna get some Wingstop, some food. Last night was fun, so we woke up pretty late. We're walking. Show this. The street is fucked, but you know, we're gonna get some wings, man. Let's get it. Tai jo, paskutinės 2 dienas nieko nefilmavau, atsiprašau už balsą, truputį prarekiau balsą, bet jo. Yeah, and also I got a new problem. I got stung by another wasp. So yeah. Roba vėl vaspą užgaudė, kai važiavo motociklais. Bet atidavėm motociklus, atgavom depozitą, viskas tvarkoj. Dabar mes esam Bankoke, mūsų paskutinė diena. Nežinau, ką mes veiksim, bet pasiemu jumis kartu, pažiūrėsim. Dabar mes varom pavalgyti į greito maisto restoraną vieną, kurį Robas labai nori išbandyti. Ir paskui aš net neįsivaizduoju, kur mes varysim.
Susimatysim kažkur. Pažiūrėkit, kaip atrodo Bankoko gatvės. Jeigu nori kažkur toliau nueiti, eini va tokiais keliukais. So, what happened actually was, I was trying to buy one bag, and I bought them for 40, but she gave me this whole pack, and it has a bunch of them on there. So I already sold one for 5, and Hello. I sold one for 5, and now we're trying to make our money back. So we ate already one, sold one, so we have to sell 7 more. I'm gonna bless these kids right quick. I'm gonna give them a bag. So bless the kids right now, blessing the community. We're on the way to the Wingstop. Paul is guiding, but he haven't looked on the map since like forever, so I don't know where he's taking me, but I'm gonna get it. Yes, sir. Sadika. For the community, So, 5 baht. 5 baht. 5 baht. 5 บาท You like? บาท Okay. ไม่รู้เรื่องเลย ที่เขาก็ไปแจกให้ 5 บาท thank you ครับขอบคุณครับ 5 บาทดิ5 บาท ต่อ 5 บาท 5 บาทมูลนิธิ Community. I'm doing sales here. 10 บาท 10 บาท 2 bags? 2 แบก Okay. 2 แบก Kapongkap. 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 ไอ้เขาฟอร์ม Belgium. เยี่ยม Belgium. Have a good day. โลกบนโลกเยี่ยม Oh, yeah, Belgium. Nice. ครับ Welcome. We're gonna win. เป็นเยี่ยมเวิร์คครับ We're gonna win. อุ้ยเป็นไอ้นี่นี่หว่าไปกันได้ไอ้ที่อยู่มาที่ชื่ออะไร Okay, 1 bag. Kapongkap. 1 bag. 2 แบก 2 แบก Okay. Non-stop pardavinėja. 2 bag. พอแล้ว จบแล้ว พอแล้ว Kapongkap. 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 เนี่ยเอาที่ไปเลย You know, so I failed for my exam from sales management. 5 baht. So we just sold out. We're gonna have to restock. We got everything. Kapongkap. So I just sold out the whole thing. Look, the kids are happy. For you. Okay, enjoy it. Money making. 6, 7. The thing is, we're out here in Bangkok, got to a random place, everybody bought my bags, we just sold out, we made our money back, we got some profit and 1 bag free. So what we're gonna do next is buy some more. Let's get it. One of the most craziest building in Bangkok, we're to the 19th floor, go to the pool, man, let's get it. Pažiūrėkit, To a kaip random, statėm. Mes tiesiog įėjom į hotelį, we're gonna get in. Ir nusprendėm, šiandien maudomės. Pasimaudėm ir keliaujam toliau iki Wingstopo, kur mes norėjom būti jau prieš 2 valandas gal. Šiaip net taip gal pasieksim tą tikslą, bet šitą vietą kosminė. Dabar turim nuo 20 aukšto pareit namo, nes negalim su liftu varyti, nes neturim kortelės. Tai 20 aukštų žemyn dabar lipam. Jau beveik esame apačioj. Pineapple. Watermelon guava, you buy. 20 baht. Hey. Oh, watermelon. 20 baht. Pineapple. Where you from? Belgium. Okay. To meet you. Hey. Goodbye. You buy. Pineapple, watermelon, guava. This one. Okay. 1, 20. Okay, you buy? Okay.
20. Atvarėme iki prekybos centro. Dabar varam pavalgyti Wingstop, ką mes planavom prieš 3 ar 4 valandas, bet truputį užsiėmėm visokiais dalykais. Garlic parmesan chicken with some honey rub, 2 ranch, some fries. Let's get into it. The hound of crying all the time. Ain't nothing but a hound dog crying all the time. Ain't nothing but a ring on the ring on the band is mine. Ain't nothing but a hound dog crying all the time. Ain't nothing but a hound dog crying all the time. Pineapple, what you made of? What, 20 baht, 20 baht, 20 baht. Grįžom atgal į darbą.